Vakar atvykau į Keflaviką. Skrydis vėlavo, tai visą naktį teko dviratį rinktis, kol daiktus susikrovau. Šiandien ryte tik išsibandžiau pirmą kartą dviratį. Sveria 0,5 tonos, bet Islandijoje nelyja. Biškiai apsiniaukė. Pirmas 100 km prasideda. Bandė paukščius norėt taranuot. Pasita paukščiai čia Islandijai. Lengviausia pavara. Ką tik įveikiau patį pirmą 100 km. Pirmas mano svaitas per 3 dienas. Laikas praustis. Visai neblogai sekėsi važiuoti. Jau 90 km gal nuvažiavau. Vėjas iš nugaros, tai manau dar kokių kilometrų būtų bendrai 130. O panašu, kad prasidės po to kalnai, tai gali būti sunkiau, nebeišeis padaryti po 100 km per dieną. Šiandien tikriausiai reikia pavažiuoti kaip manoma daugiau. Atrodo, rankas nudegiau. Pasiekiau. Dienos pabaiga. Pėjukas sukyla toks, kad biškį padegiau vakar. Einu iki juodojo paplūdimio.
Vakar pravažiavau. Šiandien nusprendžiau, kad nevažiuosiu, nes 14 km grįžti atgal, po to 14 km vėl važiuoti, nes man reikia tą pusę, o jis ten yra. Tai ir dar visą laiką į kalną bus. Tiek pirmin važiuosiu į kalną, tiek atgal į kalną. Ir jaunais šiandien. Pasiruošiau lietui. Sukyla šoninis vėjas, biškį blaško po kelią. Bet dar nieko baisaus. Per nepilną valandą nuvažiavau 8 km. Dabar sustau pavalgyti vidurį kelio. Vėjas nurimo. Tik pradėsiu važiuoti ir vėl. Dar šiandien reikia nuvažiuoti 30 km, neįsivaizduoju kaip. Aplinkui vien tik tai lygumos ir vėjas iš kalnų. Nėra kas laikyti. Vyras tiesiog verčia. Biškį nugriuvau nuo kelio. Aš stovėdamas. Bet vėjas tebėra koks. Šiandien daug nenuminsiu. Mokau važiuoti pučiant šoniniam vėjai. Nelengva, bet įmanoma, jeigu dar ne prieš tave pučia. Vakar buvo žiauriai sunki diena. 25 km važiavau, atrodė viskas normaliai. Po to pradėjo pūsti žiauriai didelis šoninis vėjas. Dar iš priekio. Gūsiai ten, net nebe gūsiai gavosi. Visą laiką pučia 75-100 km per valandą vėjas. Važiuoji vidurį kelio ir tave gūsis tiesiog neša šalikelę. Tai 10 km stūmiausi. Po to vėjas pasisuko, kad gavosi vis tiek šoninis, bet jisai pūtė man iš nugaros. Tai bandžiau važiuoti, visą laiką pasviręs į vėjo kryptį, va tai va. Šiaip ne taip nuvažiavau, gal kokius 40 km iš kem 7 nuvažiavau, sustojo pirma mašina, paklausė, ar man viskas gerai. 14 valandą, dabar yra po 9:12, mėginsiu pajudėti dar 70 km ir turėčiau pasiekti ledyną.
35 metrų per sekundę vėją. Va čia esu kempinge. Va, kavos darausi. Vakar atvažiavo Britai, kuriuos sutikau kelionės metu ir jie neturi visiškai laiko. Jiem kiekviena diena yra 100 km. Ir vakar padarė 100 km, šiandien tą padaryti tikriausiai jiem nepavyks. Tai jie bent kažkiek atsikėlė ryte ir važiuos kiek išeina. Gerai, kad jie neturi palapinių, turi tokius kaip ir, nežinau, kaip mes vakar juokavom striukė ant striukės, kur pasitėsi ant žemės ir tiesiog įlendi ir miegi. Tai didelis vėjas nėra problema. Gali pakeliui sustoti, kur nors pakeliui ir pamiegoti, jeigu ras kokią užuovėją. Bet esmė, kad juos laikas spaudžia ir oras 2 paras bus ne kažką. Dabar šiaurė tai yra ir kalnuota, ir vėjuota, sudėtingiau negu pietus. Nu bet va, važiuoju. Aš sutikau Islandą, su kurio prasilenkėm prieš porą dienų. Aš jį pasivėjau kažkiek. Tai atvažiavau be maisto, be nieko. Iki parduotuvės nusipirkau sausainių. Biškį pašnekėjom, tai sako, į vandenį didės ko nors. Sakau, ne, tiesiog vanduo buteliuose iš krano ir viskas. Sako, jokių elektrolitų, sako, maisto nevalgai kas 20 minučių. Sako, nu tu duodi. Sako, nežinau, kaip tu atvažiuoji tokį atstumą. Nu tai dabar tos klaidos nedarysiu. Nueisiu į parduotuvę, nusipirksiu batonėlių, nusipirksiu sausainių, kad įveiktų tuos kilometrus, nes nuvažiuoti 100 kilometrų tai gali ir nevalgęs, bet vakar, kai važiavau 110, tai paskutiniai kilometrai dar į kalną ir dar vėjas tiesiai į veidą, tai nu, sunku. Būčiau kažką pavalgęs, pailsėjęs, būčiau galėjęs dar dabinti, bet sunkiai vakar stūmiausi jau paskutinius kilometrus. Neblogai. Tikiuos bus blogiau, bet vėjas padėjo. Va, tiesiai į nugarą. Ir dabar visą šitą iškišu. Dar 50 km. Jeigu pavyktų šiandien, tai būtų idealu. Dar nuvažiuosi. Bet būtų vieta, kur apsistoti. Bet jeigu matysi, kad gerai einasi, tai mėginsi toliau dar kiemą veikti. Kaip Islandas sakė, reikia kas 2 minučių kažko pavalgyti, tai va, turiu Cherry Love. Šiandien visą dieną kalnai. Jau kokią valandą kylu į vieną kalną. Kyli, mini. Užmini ir tada nusileidimas. Nusileidai iki pat
jūros lygio ir vėl į tą patį aukštį. Kyli, 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 kyli. Atvažiavau 6 km ilgio tunelį. Dabar reikės visą pravažiuoti. Bent jau nebus vėjo, nes prieš tunelį buvo, nežinau, rašo 18 metrų per sekundę. 3 km, kiek 4 km, važiavau 2,5 valandas, tai čia yra žiauriai ilgai. Tai va, laikas poilsį 6 km. Išvažiavau. Nebuvo taip blogai. Kalną ir iš paskos spiečius musyčių skrenda. Lenda į ausis, nosį, akis. Į kalną vienu, o bėgti negaliu. Miestelis ten ir ten yra tunelis, kuriuo važiuoti aš negaliu. Dėl to reikės važiuoti kitą pusę, ten, ir tai sudarys 20 km per kalnus. Ploja kemperyje man. Sako, well done, well done. Matyt, ne pirmą kartą važiuoja iš tą kalną. Užkyli su Maike,
nusileidęs striukė. Žada, kad lis visą dieną, nesvarbu, kur važiuosiu, šitame regione apsilis. Tai reikės važiuoti šiandien didelį atstumą per lietų. Tai galvoju, kad reikia pasiekti kempingą. Kempingė vis tiek yra kur išsidžiovinti rankšluostį. Rankšluostis džiūna. Nes kitaip šlapiam kelias dienas lietuje bus tikrai nesmagu. Pasirinkau daiktus. Šiandien visą dieną lis. Palapinė visa šlapia. Visur vanduo. Palauksiu, kol truputį nudžius. Tiksliau, kol aprims lyti. Ir tada judėsiu į kelią. Pasirengiau visas waterproof. Net ir kelnes. Striukė užsidėjau. Striukė tai juokinga waterproof. Per 10 minučių viskas kiaurai šlapia. Net ir matosi, kaip geriasi jie. Kiekvienas lašelis geriasi. Neturėtų būti. Žodžiu, šiandien laukia 121 km per lietų. Tada būsiu jau 2 dienų atstumu nuo Reikjaviko. Apsirengęs beislerį, Merino Vilnos maikę, megztinę, striukę, pirštinės ir leidžiantis nuo kalno taip šalta, visos rankos dreba. Įdomi patirtis. Tikrai dar lietus lyja, bet gal geriau negu kilti kalną. Nes pirma dalis buvo 15 km į kalną. Tokia. Ne tai, kad labai stati, bet tokia pastoviai kylanti. Kyli. Bet dabar labai šalta.
ir turėčiau pasiekti Reikjaviką. Rytoj žadu važiuoti 125 km, nes priekyje yra tunelis, kurio kirst negaliu. Ir norint jį važiuoti, reikia padaryti 70 km lanką. Tas man prideda gerą didelę dalį dienos važiavimo. Tai negaliu Reikjaviko pasiekti per dieną. 186 galėčiau, bet jau 200 su viršum, tai tikrai nevažiuosiu, ypatingai kai rytoj visą dieną pūs priešpriešinis vėjas. Tai šiandien žadu atsikelti 1 ryto ir išjudėti į kelią dėl to, kad prognozės rodo, jog tarp 1 ir 5 turėtų būti vėjas nugarą ir po to jisai pasikeis ir taps man tiesiai priešpriešinio. Tai sakau, 6 valandų ar 5 man užmiego užteks, tada bent jau pasinaudosiu progą, 5 valandas ar 4 pavažiuosiu pavėjui, turėtų būti visai neblogai. Didžiąją dalį atstumo įveiksiu ir ten likusius 40 prieš tą vėją pavažiuosiu. Plus labai daug automobilių prie Reikjaviko yra ir pastoviai turi saugotis, važiuoti šalia krašto kaip įmanoma ir vėjas, jeigu pučia iš šono, tai tempia į kelią arba nuo kelio. Tai kaip tik pasinaudosiu dar tuo pačiu progą ir aš tikiuosi, kad naktį nevažinėja žmonės, nebent tokie kaip aš, kurie palei vėją bando važiuoti. Va kaip atrodo Islandijos rytas. Dabar truputį po 2. Atsikėliau anksti, dar visi miega. O aš jau judu į kelią, pasirašau dviratį. Mašinų turėtų nebūti. Vėjas pučia kol kas man į nugarą, tiksliau beveik nėra vėjo. Po to jisai atsiras ir bus sudėtingiau važiuoti. Sakau, pasimėgausiu truputį, kad kelyje nėra automobilių. Ir išbandysiu važiavimą į Islandiją naktį. Pamiršau deodorantą pasitikti.
savo dviračio dėžės, supakuosiu daiktus ir tada sakė mane nuvežti į oro uostą. Your destination is on the